Labas rytas. Labą rytą. Kas vyksta čia? Pusryčiaujam. Dar nepusryčiaujam. Tai beveik šiandien šalta. Atrodo kaip kokonas. Dėl drėgmės naktį lyja visą. Yra šalta. Labai šalta. Tai ką, šiandien kažkaip labai šalta buvo keltis ir biškiuką vėliau atsikėlėm. Ir jau kaip ir išsirašėm, tik tačias ant dviračių susidedam ir išminsim. Dabar yra po 8:20. Ar laimingas esate su tašim? Labai. Kodėl? Labai geras. Labai geras, greitai viskas susideda, užsideda. Nusiema. Labai gerai. Netgi galima paslėpti basutes. Gal netgi taip slėpsiu, pavyzdžiui. Basutes. Tada dėsiu maišą ant jų ir jos dings. Volia. Nedingo jos. Kaip tai nedingo? Beveik dingo. Kas čia vyksta? Planuojam šiandien užsidėti saulės panelę, bandysim pasikrauti. Gal pavyks? Ar šiandien žada tokią saulėtą dieną, kad jūs čia Nelabai planuojate saulę naudotis? Reikia būti pasiruošusiam, gal staiga išlys saulė, įkraus bent 1%. Tai... O jeigu staiga išlys lietus, ką darysite? Tai paliksiu, nuplaus panelę, nuvalysiu viską. O šitą mikroschemą nebijo lietaus? Tai užsivers. Į kitą pusę taip pat tukšt. Ir dar reikia kėdus kažkaip sumontuoti. Jie turi džiūti man. Nes vakar jie sušlapo. Kaip? Ar gavote lietaus? Gavome vakar lietaus, matėt patys. Kai važiavom link kelto, pradėjo labai stipriai lyti. Sušlapom. Buvom nudžiugę, kad išlaukėm, kol nustos lyti degaliniai, o mes jo gavom vis tiek. Tai aš galvoju, va taip paprastai va. Užsikeišiu. Va taip va. Ir čia bus jūsų priderinti apmušimai prie jūsų rūbų. Jo. Labai gerai va. Viskas džiūsta. Kėdai džiūsta, saulės panelė paruošta. Originalūs bagažiukai priekiniai, bet ant mūsų dviračių netiko. Tai mes biškį paprašėm tėvukas paturbino tokius dadėjo metalus. Ir dabar yra labai gerai, jūsų dviratis vos nenuvirto. Tai ką, judam? Pradedam. Pirmas sustojimas. Jo, turim 33 kilometrus. Dabar yra 11 valanda. Neblogai, šiaip visai pirmas, kaip čia? Pradžia. Gera pradžia yra, nes mums būdavo, kad ir po kokį 13 kilometrų stojam, nes jau nebeištveriam kaklų skausmų. Dabar turim tos pleistrus užsidėję, tai tie pleistriukai biškai padeda. Tai ir nestojam, sakom, varom. Tai va, tai dabar sustabtelėjom į degalinę, į tualetą.
dabar pasižiūrėsim, kur pietausim, kur važiuosime ir judėsim link tenais. Jo. Keliaujam. Kas čia vyksta? Piknikaujame. Kaip suprasti? Sustojom miškelyje. Pasidarysime valgyt kavos. Ir dar vieną dalyką planuojam daryti. Jūs nepatikėsit, bet planuojame eit miegoti. Pavalgysim ir eisim miegoti kokį pusvalandį. Pamiegosime ir vėl į kelią. Mes galvojam, trūksta energijos, o kodėlgi mes negalim. Šiaip, kai nuvažiuojam į kokį miestelį, pavalgyti pietus, kur nusipirkti kažką tais, tai užtrunkam plius minus beveik 2 valandas. Pusantros tai tikrai užtrunkam. Tai čia planuojam užtrukti valandą kažkur ir būsim pamiegoję dar. Va, mes čia labai smagiai piknikausime, pasidarysime kavos, išgersime. Kas čia vyksta? Pabudom. Ruošiamės. Taip smagiai nepamiegojom, kaip įsivaizdavom, pakilo vėjas, didelis biškis su šahlom. Ir dedamės daiktus, varom toliau. Netoli yra parduotuvė, reikia užsipildyti vandens ir susipirkti vakarui ir pusryčiam, ką valgysim. Ir tada minsim toliau. Šiandien vėl laukia mini keltukas. Tikėkimės nepasikartos taip kaip vakar. Su lietum. Okay. Krutam. atvarėm vėl į keltą ir vėl ką tik atvarėm ir tuoj išplauks. Dešinę rodo važiuoti jos. Okay. Ir kaip supratom, čia yra jie nemoka, nes nėra nei kur susimokėti, nei niekas šiandien niekur nieko nemoka. Tai yra labai smagu.
einam vėl ieškoti šelterio. Varlė arklinė. Varlė buvo, išsigandau. Varlė. Čia varlė jau po dešinį. Mačiau kažką judant ir išsigandau. Nu ką, atvarėm prie šelterio netoli. Keli šimtai metrų gal liko. Tai dabar nuėjau bastūnę patikrinti, ar nėra užimtas, kad be reikalo nesivarytumėm tokiu takeliu. Tai dabar laukiu gerų naujienų arba blogų. Tikiuosi gerų naujienų parneš. Buvau nuvarius tokiu takeliu iki šelterio, kad be reikalo nesivaryti dviračių, nes čia pakankamai sudėtinga būtų su dviračiais, bet kažkokiu būdu būtume nusivarę. Nuvariau ir pamačiau už toli dviračius priparkuotus. Tai mūsų planas kaip ir keičiasi dabar. Reikės kažkur kito ieškoti. Biški liūdna. Ką padarysi? Toks gyvenimas. Nes tai gerai, kad nesivarėm tų dviračių, nes čia būtume labai stipriai suvargę, žiauriai. Nes čia ir pėsčiomis turi žiūrėti, kur dėti koją. Pilna akmenų, pilna visokių šaknų, tai yra tokiais takiukais. Tai čia dar jau praėjau tą baisumą, bet žodžiu, tokiais būtų reikėję nusivaryti, tai gerai, kad nesivarėm. Ir to tiltuko jau čia nelabai būtų įmanoma su tašėm pravaryti, nes labai siauras. Tai žodžiu. Blogos žinios. Vienas dalykas takas labai prastas, kitas dalykas dviratininkai yra. Kokia nuotaika? Blogas naujienas.
visai gražus. Taip labai žemas ir keistom išpūstom grindim. Aš matau, kad biškį pakulęs visai. Bet teks. Tai teks į tą pusę. Einam ruoštis. Mūsų namelis. Išsikrovėm visus daiktus, susidėjom. Šitoj pusėje miegosime. Jau prisiputėm čiužinuką. Susijungėm miegmaišiukus, pagalvytės. Viskas paruošta, dar tinklelį nuo uodų užsidėsime. Na ir visi daiktai mūsų. Esam miško apsuptyje. Miško apsuptyje. Labai graži vieta šiaip. Labai sunkiai buvo pasiekiama. Pirma vieta buvo užimta. Tai gerai, šita buvo labai netoli, atvarėm į šitą vietą. Ir labai viskas gerai. Tai va, iš viso šiandien numynėme 120 km. Ir dabar yra kiek valandų? Dabar yra po 8:25. Po 8:25. Tai šiandieną jau prausime su servetėlėm. Jo, buvom nusimatę tokį šulinuką, kur galvojom, kad gal eis pasisemti vandens normaliai nusiprausti. Bet toks... Pasisemti galėtumėm į kokį dubenėlį mažą, bet nepatogu, žodžiu, tai net neverta. Tiesiog apsivalysim servetėlėm ir tiek. Ir eisim gamintis vakarienę, pavalgom vakarienę ir vėl miegoti. Kaip sakoma, mūsų tokia dienotvarkė. O kas iš šio vakaro vakarienė laukia? Sriubytė. Bulvių sriubytė. Bulvių sriubytė su... Bandelę nusipirkom, donelę. Donelė. Nes praeitą kartą galvojau, būtų beveik tobula, jeigu būtų donelis. Ir mes dabar turime donelę. Kas čia vyksta? Tai daromės fabriką. Turim tokį laužiuką, kuris mums teikia šilumą. Labai malonu čia yra būti. Turime ir sriubą. Dabar bus gal kavytės. Ir bus mūsų vakarienė. Prie laužo. Reisime liuliuko. Tikrai. Labas vakaras. Pažiūrėjom orus rytojaus. Nedžiugina. Vakare turėtų būti labai stiprus lietus. Bet šiaip visą dieną rodo. Tai nežinom, kaip čia gausis. Ar gausim labai daug ar nedaug. Matysime. Labai liūdna, kai žinom, kad jau rytoj tikrai gausim lietaus. Būsim šlapi. Ne kažką. Nu ką, labai norim miegučio. Tai labanakt. Labanakt.